Dabar aš jums pademonstruosiu, kuo skiriasi juodas ir baltas akių pieštukas, nes labai daug kas jūsų klausia, kaip taisyklingai jį naudoti ir kokį efektą jis duoda. Mes turim dūminės akis. Jeigu jūs norit, kad jūsų akis būtų paslaptingos ir gundančios, vidinėje akies dalyje brėžiam juodą pieštuką. Daug kas daro labai didelę klaidą, naudodami juodą pieštuką kaip visą makiažą. Jūs juodų pieštukų galite paryškinti jau šešėliais padažytas akis. Todėl ir gaunasi akių mažinimo efektas, kada tiesiog veidą padengta krem pudra, akis paryškinat juodų pieštuku. Tik jūs kaip matot, su juodu pieštuku mes žvilgsniui duodam mąslumo ir paslaptingumo. Tuo tarpu su baltu pieštuku mes galime padaryti kelis optinius triukus. Jeigu akis yra pavargusi arba akies obuolys yra šiek tiek paraudęs, mes galim optiškai jį išbalinti. Akis optiškai atrodys didesnė. Šiek tiek paeksperimentuokite ir jūs atrasite tai, kas jums labiausiai tinka.